Sveiki, ar ką nors darote? Aš išbandžiau šį įdomų Triton juostinį šlifuoklį. Jau iš originalaus, pavadinimo Palm Sander. Aišku, kad jis skirtas vienai rankai, tiesiog delnui. Tam pritaikytas tiek dydis, tiek svoris, tiek forma. Tai nors ir šiek tiek keista forma, bet praktiška. Visa tai yra gumuota, todėl gerai laikosi ir tikrai neišslys. Kodėl vienarankis? Jei norite dirbti, arba reikia dirbti viena ranka arba kokioje nors ankštoje erdvėje, savaime suprantama, jei nešlifuojate kažko, kas guli, bet stovi ar net virš galvos tuomet. Pasinaudosite tuo, kad jis yra mažas ir lengvas. Visai neseniai man tai praverčia, nes dariau masyvo kraštus. Ant faneros plokštės ir žinoma galuose, kur tai išsikišo, galvojau kaip tai. Sutrumpinti. Na, šitas puikiai pavyko. Juostos plotis yra 64 mm, o jo ilgis yra 406 mm. Pridedamos 3 juostos, kurių grūdėtumas yra 80, 100 ir 120. Žinoma, yra galimybė juostos centravimo ir čia yra pasyvus ištraukimas. Tai reiškia, kad neturi savo ventiliatoriaus, kuris išpūstų pjuvenas. Turite prijungti dulkių siurblį. Jei jo neprijungsite, nieko baisaus, pjuvenos nebus išmėtytos po visą dirbtuvę, bet jos, žinoma, čia kaupsis. Be to, ištraukimas veikia puikiai, nes iškart už šlifavimo paviršiaus yra didelė anga, kuri išveda pjuveną. Šlifavimo paviršiaus dydis yra 64 kartai 90 mm. Ir kas svarbu, juostos. Greitis yra 340 metrų per minutę. Tai tikrai gana greita. Kai žiūrėjau, į kai kurias panašias šlifuoklės iš esmės radau tik vieną, kuri, atrodo, jau nebeparduodama. Ir ta šlifuoklė buvo, pirma, beveik dvigubai brangesnė, antra, 3/4 kilogramo sunkesnė, kas jau yra šiek tiek problema, nes šie 2 kilogramai yra tarsi riba. Ji turėjo šiek tiek didesnę galią, bet maždaug perpus mažesnį juostos greitį, todėl manau, kad ji nelabai šlifavo. Tuo tarpu ši šlifuoja tikrai puikiai. Taigi, kaip sakau, mažas svoris, kompaktiški matmenys, puikus sukibimas ir tuo pačiu. Aukštas šlifavimo našumas. Tik atkreipkite dėmesį. Klasikinis šlifuoklis turi jungiklį, kurį paspaudus jis veikia, o atleidus neveikia. Čia tai vėlgi pritaikyta valdymui viena ranka. Čia yra savas svirtinis jungiklis. Išjungta, įjungta. Kai jungiate į lizdą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtoje padėtyje arba kad šlifuoklis guli, pavyzdžiui, ant šono, nes jei jis būtų įjungtas ir gulėtų, tarkime, ant darbo stalo ir prijungtumėte jį prie lizdo, ar žinote, kas nutiktų? Tai iššaus į priekį 340 metrų per minutę greičiu. Būtent taip. Tai toli nenubėgs, tiksliau apie 3 metrus tokio ilgio. Yra maitinimo kabelis. Bet tai nėra visiškai maloni staigmena. Pats tai patyriau savo kailiu. Tai tikrai už prieinamą kainą. O dėl kitų detalių pažiūrėkite į nuorodą po vaizdo įrašu. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite laimingi. Veikite ką nors.